Tai sveiki visi. Pirmiausiai dėkoju, kad sekate mane socialiniuose tinkluose ir labai džiaugiuosi, kad šiandien galėsiu Jums pristatyti renginį, online mokymus ir pabaigoje būtinai pasidalinsiu top 3 tokiais labai svarbiais, man atrodo, baziniais dalykais, kas šiandien keičiasi kalbant apie klientus, kas keičiasi rinkoje ir kaip galbūt šiandien be šitų 3 elementų neįmanoma turėti iš tikrųjų stabilaus ir saugiai augančio klientų srauto ir augančių pajamų. Tai trumpai papasakosiu apie balandžio 16 dienos mokymus, kurie vadinasi kaip susikurti klientų srautą ir stabilias pajamas grožio srityje. Arba jeigu visai paprastai, tai yra kaip pritraukti ir išlaikyti klientus. Šiandien tokia pasikeitusioje grožio industrijoje, kur keičiasi klientas ir turime keistis mes. Man labai patinka Angelos Merkel šitoje vietoje sakinys, kai jinai sako, neklauskite, ar reikia keistis, klauskite, kaip greitai aš galiu šiandien pasikeisti. Tai jeigu norite turėti daugiau klientų, pasižiūrėkim, ką galima daryti kitaip. Tai pirmiausiai papasakosiu, kam tiks šitie mokymai. Galbūt jūs save čia atpažinsite, o galbūt pamatysite, kad jums šitie mokymai yra visiškai neaktualūs ir negaišite nei kiek savo brangaus laiko. Tai pirmiausiai, žinoma, visiems grožio ir sveikatingumo paslaugose dirbantiems meistrams ir vadovams, kurie pirmiausiai planuoja kelti paslaugos kainą ir bijo prarasti klientus. Labai pagrįsta baimė, labai stipriai klientai šiai dienai, atsižvelgiant į infliaciją, yra linkę taupyti arba retinti paslaugas, tas paslaugas, kurias darydavosi, tarkim, kas 2-3 savaitės darosi, kas 4-5, atšaukinėja vizitus, taip, tai nėra tiesiog šiaip sau kažkas tai, kas vyksta tik pas jūs, taip. Jau nekalbant apie tai, kad kažkokių paslaugų apskritai klientai šiai dienai atsisako, kažką atlieka namuose, eina į natūralesnės paslaugas, taip, tai šitos dalykus irgi visus pasakosiu mokymuose. Tai reiškia, jeigu planuojate kelti paslaugos kainą ir bijote prarasti klientus, tai naujausia statistika yra tokia, kad net 42% šiai dienai klientų yra linkę taupyti. Ką su tuo galima daryti, taip pat pažiūrėsim. Antra dalis meistrams, kurie turi pakankamai klientų, bet jaučiasi, kad tiesiog už viską susimoka ir trūksta stabiliai augančių pajamų, kaip man dažnai konsultacijose meistrė sako, atrodo dirbu, tas pats per tą patį, o pajamos vis tiek jos iš esmės neauga. Arba auga labai nestipriai. Daugiau jaučiuosi pavargus, daugiau jaučiuosi įsitraukus, o iš tikrųjų nepakankamai uždirbanti. Trečia dalis tai yra, jeigu jūs esate meistras, kuri galbūt grįžote iš motinystės atostogų, pas mane salone labai aiškiai ir akivaizdžiai visada matėsi, kada klientų didelis srautas, kada meistrė uždirba atrodo daug, išeina į motinystės atostogas, grįžta ir praktiškai turi pradėti nuo nulio. Galbūt pakeitėte lokaciją, šalį ar miestą, taip, arba netgi galbūt yra kas... Lygiai taip pat turiu specialistų, kurie sako, kad grįžau ranką susilaužius arba koją. Vakar turėjau, kur sako, išsinarinau tiesiog petį ir turėjau po kurio laiko grįžti ir jau klientai prasibarstė. Taip, tai šitoje vietoje jums irgi bus labai naudinga. Na ir paskutinė 4 kategorija tokia specialistų arba salonų vadovių, kurios atidaro dabar verslą, atidaro savo grožio saloną, klientų reikia daug, reikia praktiškai susikurti visą strategiją nuo nulio, arba jūs esate visiškai nuo nulio startuojantis meistras. Meistras, kuris tiesiog pradeda dirbti ir, nežinau, galbūt šiai dienai, žinot, vienintelė opcija, tik tai kaip šokti ir dainuoti Instagrame, kas tikrai nėra vienintelis variantas. Tai va tokie yra specialistų, tokio specialistų, kam gali tikti šis seminaras. Tai dabar trumpai pristatysiu patį seminarą, jis bus sudarytas iš 3 dalių.
trys dalys, tai reiškia, pirmoji daly mes pasižiūrėsim apskritai, kas pasikeitė grožio industrijoje, o keičiasi daug, keičiasi stipriai, tai įtakoja labai stipriai ir dirbtinis intelektas, ir programėlės, ir socialiniai tinklai, ir infliacija, ir geopolitinė situacija. Yra labai daug veiksnių, kurie keičia kliento elgesį ir mums arba reikia tai žinoti ir panaudoti taip, kad mums būtų naudinga, arba mes tiesiog liksime užribėje. Antra dalis, apie ką kalbėsim, tai kalbėsim apie klientų pritraukimo strategiją. Tai aš pati asmeniškai esu turbūt šimtus tūkstančių aplankius seminaro ir didelę dalį konsultacijose mes ištisai diskutuojam, kad yra tiesiog visiškai specifinė mūsų sritis, daugybė dalykų čia netinka ir aš į šį seminarą ištraukiau tokius 25 labai svarbius būdus iš tų daugybės, ane, kas tikrai pasitvirtino kitose grožio salonuose, kitom vadovėm, pasitvirtino kitiems specialistam, kurie sako, va, dariau tą ir tą, puikiai veikia. Ir tai nėra tik Instagramas, tai nėra tik socialiniai tinklai. Mes turime žinoti tiek online, tiek offline būdus, kurie veikia, ne? Ir trečias, tai jau konkrečiai kalbėsim apie klientą ir apie tai, kaip jisai mąsto, kaip renkasi ir kokie jo yra šiai dienai pasirinkimo būdai, apie ką jisai kalba. Tai kas aš esu tokia, trumpai prisistatysiu, kodėl apskritai čia verta manęs klausyti. Tai pirmiausia, esu praktikė, labai labai daug turiu konsultacijų, labai stipriai dirbu su specialistais gyvai, vadinasi, tiesiog laikau ranką ant pulso, kiekvieną kartą žinau, kas vyksta visoje Lietuvoje, Europoje, vakar turėjau, tarkim, konsultaciją iš Norvegijos, viskas yra labai labai panašu, galbūt tik tai mokestinė sistema skiriasi ir keičiasi. Mokymuose dalinsiuos daug didelė dalim statistika ir faktais ir jie bus iš, pagirkime, aptarnavimą kompanijos, nes ten esu lektorė ir ten labai daug kalbame apie tai, kaip keičiasi ir kitose sritise, nebūtinai grožio, bet sveikatingumo, bet aptarnavimo sritise, kaip keičiasi klientų elgesys. Ir tai irgi žinoti yra labai labai įdomu. Čia yra mano vien paskutinių metų, galima sakyti, tuoj save patrauksiu, paskutinių metų darbai, parašiau tikrai virš 300 beveik straipsnių apie klientus, klientų aptarnavimą, apie klientų pasikeitusį elgesį, dirbu nuo nulio, padedu sukurti grožio salonams strategiją. Jeigu visiškai startuojate, ką tik ir jums reikia mažiau blaškytis, o daugiau daryti kažkokių tikslingų veiksmų ir turėjau 3 savo grožio salonus, 5 parduotuvės ir visą tai, ką šiandien kalbėsiu, gyveninu ne tik pati praktiškai, nes žinias gaudavau didžiąją dalim iš kompanijos L'Oreal, kurioje dirbau lektore, bet lygiai taip pat visą tai bandžiau salone ir žiūrėjau, kad tikrai daugybė dalykų, kurie veikia Londone, Paryžiuje ar ten, tarkim, Romoje ar Barcelonoje, tikrai pas mus neveikia, pas mus yra dar kitokia rinka, dar kitaip elgesi meistrai, kitaip elgesi klientai ir kai visą tai išgirsti ir įgyvendini ne tik savo salonuose, bet ir su kitais grožio salonais, tai šią informaciją ir sudėjau, kuri bus tikrai jums labai labai naudinga mokymuose. Tai ir pabaigoje pasidalinsiu top 3 patarimais, kurie mano akim žiūrint jau vien tai, kad jūs juos pasitikrinsit, pasižiūrėsit, ar jūs juos naudojate, bus jums didelė, didelė vertė, nes man atrodo, be šitų 3 apskritai neįmanoma būti sėkmingam meistrui. Neįmanoma turėti stabilių pajamų, neįmanoma nuolat turėti srautą klientų, kuris eina ne todėl, kad jūs ištisai įsitraukėte socialinius tinklus, o dėl to, kad kažką padarėte ir tai jums nuolat duoda dividendus. Čia žinot, kaip į banką. Padėjot pinigus ir tai jums visą laiką neša jūsų pajamas, ne? Tai lygiai taip pat ir su klientais galima pasidaryti pasyvias pajamas, pasyvius dalykus, kurie jums atneša pinigus. Tai
Trumpai, kas tie trys elementai, apie kuriuos kalbėsim mokymuose, tai kaip keičiasi grožio ir sveikatingumo industrija, nes keičiasi labai stipriai klientai. Tai didžiausia įtaka, suskaičiavau, kad yra minimum 12 turbūt dalykų, kas pasikeitė vien tik tai per paskutinius 2 metus, bet čia trumpai paminėsiu, kad didžiausia įtaka, turbūt sutiksite su manim, daro konkurencija. Jinai ne tai, kad didelė, jinai yra milžiniška. Ir kaip man sakė viena salono vadovė, salonų šiai dienai yra daugiau negu klientų, negu kad žmonių ir meistrų aptarnaujančių, ir konkurencija yra tikrai didelė, bet tame yra ir didelis pliusas. Pasižiūrėsim, kaip tą konkurenciją įveiklinti. Socialiniai tinklai tai yra irgi didelis iššūkis, nes dabar visi meistrai absoliučiai yra socialiniuose tinkluose. Jeigu tu ten nesi, tai atrodo, kad tavęs apskritai nėra. Kaip Kaune man pasakė viena meistrė, sako, aš tiesiog, Renata, negaliu prisiversti savęs stumti tose socialiniuose tinkluose, kaip buldozeriu jaučiuosi. Tai tikrai negaliu nurašyti, socialiniai tinklai tikrai yra šiandien dienai labai svarbus ir stiprus, bet jie yra ne vienintelis elementas, iš kur jūs galite gauti klientus. Toliau, didelė konkurencija tiek socialiniuose tinkluose, tiek gyvai atveda natūraliai klientą į mažesnį lojalumą. Ir irgi pasidalinsiu mokymuose, bet ir jums dabar galiu pasakyti, kad Kauno fakulteto verslo kolegijos studentai atliko labai išsamų tyrimą, kurį darė Latvijoje, sveikatingumo ir spa srityje. Ir įsivaizduokit, šiai dienai tik tai nuo 29 iki 35% klientų pasakė, kad jie yra visiškai lojalūs. Visi kiti, turėdami didesnį pasirinkimą, ten aplinkui daug salonų, kažkas dirba su programėlė, greičiau galima užeiti, kažkas tai daugiau ten turi veiksmo padarę socialiniuose tinkluose. Labai didelis pasirinkimas, pastoviai klientai tai mato, nori išbandyti. Ir jeigu mes iš tikrųjų nesuprantame, kad klientai šiai dienai tampa mažiau lojalesni ir nežinome, ką su tuo daryti, kaip suprasti kliento pasikeitusi mąstymą ir jo elgseną, tai mes iš tikrųjų šiai dienai tikrai negalime turėti naujų klientų, nepritraukiame naujų klientų ir aišku, mūsų pajamos vien tik tai dirbant su senais klientais, jos dėja, bet negali taip gerai augti. Tada ketvirtas iššūkis, kuris tikrai yra rinkoje šiai dienai ir kurį verta paminėti, tai yra skirtingos kartos. Skirtingos kartos klientų nori skirtingo bendravimo, skirtingos komunikacijos, skirtingų paslaugų ir mums tai žinoti irgi reikia. Nes kitu atveju, kaip man dažnai salonėse sako, visai nesuprantu klientų, niekaip nesuprantu, kas darosi, Renata. Tiesiog atrodo visiškai kartais neadekvatus elgesys arba kažkokie tai persirašinėjimai, užsirašinėjimai, atšaukimai vizito, ne? Ką su tuo daryti? Tai pirmiausia, reikia suprasti klientą, turėti savo atmintinės, savo ribas, susidėlioti viską strategiškai šitoj vietoj, tiesiog susidėlioti. Ką mes ir darysim mokymuose ir viskas. Tu puikiausiai supranti, kad pas tave tada skirtingi klientai irgi gali ateiti, bet čia labai aišku svarbu irgi žinoti, kas yra jūsų asmeniškai tikslinis klientas, nes tarkim, jūs galbūt paskutinę irgi patirtim pasidalinsiu, dirbau su kosmetologe, kuri didžiąją laiko savo dalį skyrė Instagramui. Tuo tarpu išsiaiškinom, kad jos tikslinis klientas yra 45+, jinai nori daryti tokias intensyvesnės paslaugas, ne, tokį gilesnį facialinį arba kubido masažą. Ir tai yra vyresnė moteris, kurios tiesiog nėra Instagrame. O ten yra padėta didžiausias resursas. Ir tai todėl yra labai svarbu suprasti, kad skirtingos kartos klientų nori visiškai skirtingų dalykų. Tai pasikeitę klientų įpročiai pakalbėjau ir infliacija tikrai didelis iššūkis šiai dienai, nes kainos kyla, viskas brangsta, o mes bijodami kelti paslaugos kainą dažniausiai bijom prarasti klientus.
Ir per mokymus kalbėsiu, kad iš tikrųjų nekeldami paslaugos kainos mes klientus lygiai taip pat prarandame. Ir tai yra irgi apskaičiuota sistema, apskaičiuota procentais, kodėl tai vyksta ir tai yra be galo įdomu ir labai labai svarbu žinoti. Taip, tai tą dalyką irgi užfiksuokite. Antra dalis bus apie efektyvę strategiją, va tie 25 būdai ir jūs pamatysit, kad socialiniai tinklai yra tik vienas iš 25, kurie mums atveda klientus. Ir jeigu socialiniai tinklai tikrai reikalauja daug resursų, daug darbo, daug įsitraukimo ir tikrai duoda labai gerą grąžą, tai daugybė iš tų 25 būdų bus taip, kaip jūs įsivaizduokit, sodinat sodą. Jūs tiesiog išarsit dirvą, susodinsit sėklytes ir viskas. Tam tikrose vietose jūsų sodas augs, jums specialiai neinant ir neimant už lapelių augaliuko ir netraukiant jo į viršų ir aplinkyti, nešokant ir nedainuojant, o tiesiog karts nuo karto jį palaistant, ne? Tai yra daug online ir offline veikiančių būdų, kurie nereikalauja tokio didelio įsitraukimo, o duoda labai labai gerus dividendus kaip vat banke palūkanos arba sodas, kuris tiesiog auga. Jisai tiesiog auga visiškai be jūsų. Arba su minimaliu jūsų įsitraukimu. Taip, ir trečia dalis tai kliento psichologija, kaip mąsto ir kaip renkasi šiandien klientas, tai čia daugiausiai turėsim statistikos, tokių tyrimų, faktų, pasižiūrėsim, kas yra 11 žingsnių, kaip klientas šiai dienai mąsto atėjęs pas jūs į paslaugą, kaip mąsto klientas iki jūsų paslaugos registruojantis pas jūs, kaip mąsto klientas, kuris eina pas jūs jau daug metų ir kaip mąsto klientas, kuris yra ką tik rekomenduotas ir kažkas rekomendavo pas jūs ateiti. Tai yra visiškai du skirtingi klientai. Tai atėjo laikas, vat, kaip tik jau ir pakviesti jūs į šios mokymus ir tai yra balandžio 16 dieną, oi, čia manęs per daug visur. Balandžio 16 dieną, 12 valandą mes renkamės į online mokymus ir lygiai taip pat jūs turėsite įrašą. Tikrai šiai dienai, kodėl online, todėl kad tai yra labiausiai pasitvirtinantis metodas. Net šiandien ryte gavau žinutę iš vienos kirpėjos, kuri sako, aš Renata jau 3 kartą peržiūrinėjau jūsų mokymus, sako, kiekvieną kartą vis atsisuku į tam tikrą vietą, nueinu į darbą, padirbu, sako, vėl grįžtu, vėl atsisuku, vėl pažiūriu. Tai šis mokymų įrašas liks jums visam laikui. Mokymų kaina 79 eurai, o kadangi jūs jau esate čia ir jau klausotės manęs, tai tikrai turiu jums padaryti išskirtinę kainą, išskirtinę nuolaidą, kuri jums galios, kai peržiūrėsite šiuos mokymus, tik tai jau paskutiniam savaitės dienomis tai jau nuolaidos nebegalėsiu daryti, bet dabar tai bus 59 eurų kaina. Mokymai truks apie 2-2,5, galbūt užtruksim ten dar su klausimais ir atsakymais iki 3 valandų, bet jūs turėsite lygiai taip pat ir įrašą. Dalis prisijungia gyvai, dalis tiesiog paskui vėliau prisijungia, dalis žiūri įrašų, tai čia jau galėsite naudoti taip, kaip jūs norėsite. Ir visų, kurie ateisite į šios mokymus, nesvarbu ar už 59 eurų ar 79 eurų kainą, esu paruošusi jums kaip dovaną visiškai atskirus savo mokymus apie baimės ir įsitikinimus keliant paslaugos kainą. Taip, ir su tais mokymais jūs gausite dar plus papildomai 80 skaidrių, kur tiesiog nuo iki surašytos visos klaidos, kurių reikia išvengti, tiesiog matot, kad to nedaryti, 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 nedaryti. Ir kažką tai konkrečiai papildomai sudėlioti teisingai, kaip klientui patiktų, ką jūs darytumėt keliant paslaugos kainą. Tai šita informacija yra tiesiog aukso vertės ir aš jums ją padovanosiu. Taip, ir keliaujam link jau mūsų top 3. Čia dar yra atsiliepimai, kurie tikrai yra iš pačių paskutinių mokymų, kad ir užsikūrus meistrė jaučiasi ir labai gerai jaučiasi, kad išgirdo vertingų patarimų ir
dažnai man sako, Renata, atrodo, kad ir taip viską žinojau. Tikrai šiai dienai kažko nustebinti žmogų yra labai sunku, bet su manim jūs gausite tokį planą, tokią strategiją konkrečiai, ką daryti ir ko nedaryti. Ir tai yra labai daug keičiantis elementas, nes jūs visiškai ramiai galėsite ateiti, prisitraukti klientus, dirbti didesnę kainą ir tai sukursim visiškai kitokią jūsų karjerą. Tai į mokymus pakviečiau, jeigu jau esate buvusi šiuose mokymuose, kaip pritraukti ir išlaikyti klientus, bet dar nesate buvusi mano 6 strategijų mokymuose, kurie yra konkrečiai apie tai, kaip save visiškai pamatyti iš šono. Visiškai iš šono, ką tai reiškia, kad išsiaiškinti, kas aš esu, ko noriu, kokia mano vizija, misija, stiprybės, tiesiog klausimų pagalba. Kodėl klientai turėtų pasirinkti mane strategiškai, kas yra mano tikslinis klientas, nes be tikslinio kliento neįmanoma apskritai niekur važiuoti, tai yra bazių bazė. Pozicionavimas, kaip, kur mane mato klientas, kaip mane mato online, offline, ką mėgsta klientas, ko nemėgsta. Tai va čia irgi jūsų visiškai išskirtinė kaina, 39 eurai. Parašykite man, kad norite 6 strategijų. O čia grįžtu dar trumpai, jeigu norite mokymų už 59 eurus, tai tiesiog į mano Facebook arba Instagramą žinutę parašykite tiesiog 59 eurai ir aš jums atsiųsiu visą maksimaliai jums reikalingą informaciją ir rezervuosiu jums vietą. Ir dar šitą prezentaciją jums irgi atsiųsiu, o dabar keliaujam į tą 3 patarimų dalį, kurią tikrai labai noriu su jumis pasidalinti, nes tikiu, kad tai labai stipriai jūs sustiprins. Tai kasgi tie 3 patarimai? Tai šiai dienai man atrodo, kad visi specialistai susiduria su va tokiu panašiu vaizdu kaip šitas parkingas, kuriame yra automobiliai. Ir dabar įsivaizduokit, jūs esate klientas, pažiūrėkit į tai kliento akimis ir jums reikia išsirinkti meistrą. Vat pažiūrėkit, ir visi meistrai, vat plius minus, vat atrodo taip, kaip va šitos mašinos. Nu, jos kažkuo truputį skiriasi, bet taip, kad labai stipriai kažkuo ten, nu, jeigu imsim baltą ir raudoną mašiną, galbūt tik skirsis kardinaliai spalva, bet šiaip iš esmės tas pats dydis, taip pat važiuoja, taip pat nuveža iš taško A į tašką B, truputį ten gal skiriasi spalva. Va taip, iš esmės, klientas šiai dienai mato meistrą. Ir ką šitoje vietoje jau dabar galima būtų pakeisti ir padaryti kitaip. Tai jeigu jūs jau tai esate padariusi, tai nuostabu, bet tai yra būdas pasitikrinti. Tai pasitikrinkim visi tuos 3 patarimus ir ką galima pakeisti jau šiandien. Tai man atrodo, kad mes ne tik tai klientų akimis esame labai panašus ir vienodai, bet mes plus kaip specialistai dar ir kalbame labai panašiai. Labai panašiai pritraukiam klientus. Nenorim dirbti su Tritvelo programėlė, bet dirbam, nes nėra kitokių opcijų, nors jau ir Tritvelas klientų ten mažai atveda. Nenorim daryti socialinių tinklų, bet vis tiek ten darom ir prisiverčiam daryti. Daugybės dalykų mes nenorim daryti, bet darom. Ne? Mes norime būti tokie kaip visi. Tai yra tiesiog, nu, mes socialinės būtybės, daugelis dalykų pas mus yra tiesiog užprogramuota. Bet ką mato klientas? Klientas mato tus pačius darbus, tas pačias frazes, tos pačius postus. Pas mane dažnai ateina į konsultaciją, aš atsidarau, ten, nežinau, 100 nuotraukų, ten kokio artačio arba balajažo, ne? Arba ten permanento, ne? Tai labai daug klientui atrodo tiesiog nesuprantami dalykai, nes klientas jūsų darbą gali pamatyti vienoje, 2, 3 nuotraukose ir jisai ten turi atpažinti save. Tai klientas iš esmės neturi už ko užsikabinti, jis negali atskirti skirtumų ir todėl jisai nepasirenka. Ir dar pasakysiu vieną labai liūdną dalyką, kad jeigu kliento akimis visi aplink jį esantys specialistai yra labai panašus, tai klientas pasirinks tą meistrą, pas kurį yra pigiau.
Nu, tai yra toks paradoksas, bet tai yra absoliučiai 100% tiesa. Jeigu visi meistrai vienodi, eisiu ten, kur pigiau. Vadinasi, jeigu jūs nenorite dirbti pigiau, jums reikia suprasti, kaip jūs mato klientas. Pati neseniai visai ėjau į kobido masažą. Tiesiog ieškojau sąmoningai kopido, įvedžiau raktažodį, tada įvedžiau savo lokaciją kaip klientas, ane, žiūriu vis tiek, kad man būtų patogu nuvažiuoti, nes Vilnius miestas, dideli kamščiai, iš proto vedantis, ane, tai tiesiog rinkausi, įsivaizduokit, paskyriau, nu, žinokit, kokias 2-3 dienas, ten galvoju, tas ne, atsirinkau, ateinu pas specialistę, jinai mane atsisuka, pasižiūri, sako, jūs Renata? Renata. Kobido, kobido ir viskas. Įsivaizduokit, aš išsirinkau ją dėl tam tikrų dalykų, dėl kažko tai ateit ir viskas, ir jinai mane prarado. Aš pas ją daugiau niekada neėjau ir niekada neisiu, nes buvau tiesiog eilinis taškas, eilinis pikselis ir jinai nors ir dirba pigiai, dabar akivaizdu, kodėl jinai dirba pigiai. Dėl to, kad jinai neturi visiškai dalykų, kuo užkabinti tą klientą. Ką padaryti tokio, kad aš norėčiau sugrįžti, ne? Ir tai yra labai labai dideli pinigai ir pajamos, kurias mes prarandame kiekvieną dieną, jeigu nežinom šitų dalykų. Antras dalykas, tai neįmanoma, tiesiog neįmanoma nieko daryti šitame versle, jeigu jūs aiškiai ir tiksliai nežinot, su kuo jūs norit dirbti. Turbūt apie tikslinį klientą galėčiau kalbėti paromis. Va čia irgi yra dalis būtent tų 6 strategijų mokymų. Jeigu jūs juos jau pirkote, atsisukit šitą dalį, dar kartą sugrįžkit ir dar kartą sugrįžkit ir pasižiūrėkit, ar tikrai jūs išsiaiškino tą tikslinį klientą. Pasakysiu kaip pavyzdį, neseniai visai turėjau irgi konsultaciją su šukuosenų ir makiažo specialistė, su kuria jau prieš tai irgi turėjom strateginę sesiją, jau dirbom. Aš jos klausiu, sakau, ar tu išsigryninai, ar tu turi susirašius, kas yra tavo klientas, ką jisai mėgsta, ko nemėgsta, ko bijo, koks jo yra psichologinis paveikslas, ane, koks jo yra psichografinis paveikslas, tai yra kuo jisai domisi, kur jisai lankosi. Ir man visažistė sako, o taip, Renata, aš tikrai jau šitą viską dalyką esu susirašius ir susidėliojus. Aš ateinu į jos socialinius tinklus ir žiūriu, jos bijo parašyta, mokiausi ten ir ten pas tą ir tą. Suprantat, tai žinoti neužtenka, reikia įdarbinti, kad jeigu jau jūs išsiaiškinot, susidėliojot, ne, jeigu nežinot, kaip parašykit man, aš jums tikrai atsiųsiu strateginius tos klausimus, nes visa tai, ką jūs išsiaiškinot ir susidėliojot, turi atsigulti jūsų visur, kur jūs mato klientas. Tai yra jūsų pozicionavimas. Atsigulti kur? Jūsų bio, jūsų Instagrame, jūsų Facebook'e, jūsų QR kode, kuris nuostabiai veikia pritraukimui kliento, ne? Ir visa tai turi būti supakuota ir sudėta ir aš kaip klientas užėjau, man, tarkim, jeigu man 50 metų, man aktualu, kad aš pamatyčiau, kad jinai dirba su mano amžiaus klientėm, nes man, kai padaro makiažą, aš negaliu išeiti kartais iš specialistės, nes jaučiuosi kaip, nežinau, kaukė pas mane ant veido būtų uždėta, visos raukšlės, raukšlelės, viskas sukrytę, ne? Ir aš ieškau sąmoningai specialistų, kur būtų pasakyta, kad dirbu ten su moteriam, kurios yra 45 metai plius, ne? Ir tai yra mano specialistas. Aš eisiu pas ją ir va čia tas būtų atvejs, kai aš važiuočiau į kitą visiškai miesto galą, net į kitą miestą greičiausiai važiuočiau, nes man būtų aktualu. Bet jeigu jinai rašo savo bio, kad jinai mokėsi pas kažką, kur aš ten net nepažįstu, nežinau, jinai visų pirma numažina savo savivertę, nes jinai nori didžiuotis, kad pas kažką mokėsi. Tu gali didžiuotis, kai pas tave kažkas mokosi, ne? Ir visa tai grįžtant atgal, supakuojam, sudedam visur, kur jūsų paskyrą mato klientas. Netgi tam pačiam tritvelį ar vatalukė, nesvarbu su kokia jūs programėlė bedirbtumėt. Jeigu jūs salono vadovė, būtinai pasitikrinkit, ar jūsų tikslinio kliento apie yra visur, jūsų highlightsuose, ar yra jūsų meistrų profiliai jūsų salonuose. Labai svarbu, kad aš užėjau ir radau tai, ko man reikia iš karto, aš neturiu kantrybės, aš neturiu laiko, man reikia greitai. Neseniai irgi dariau auditą
Kaune vienam grožio salone irgi naujas salonas, labai sunku pritraukti naujų klientų. Meistrai susirinko iš skirtingų miesto vietų, besikeldami tikrai kažkokią dalį klientų prarado, plius ne sezonas. Ir iš tikrųjų tų klientų visiems labai stipriai trūksta, ne? Ir nors ir salonas iš tikrųjų labai gerai save tam tikrose dalyse išpozicionuoja, bet aš užeinu pažiūrėti meistrus ir visi meistrai vienodi. Visur koloristika, 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 ne? Betgi žiūrėkit, jeigu gilintis, tai klientas gali būti labai labai skirtingas. Kažkas koloristikoje dirba su labai plonais plaukais, kažkas koloristikoje dirba su labai garbanotais plaukais, kažkas trumpais, kažkas ilgais. Čia labai labai daug galima surasti. Ir kada jūs jau atrandat, kad man tai aktualu, viskas, aš tai visur pakuoju. Tai kaip tik tam salone viena meistrė pasakė, sako, o Renata, sako, aš taip mėgstu vyrus kirpti, sako, niekada nepagalvojau, kad tai gali būti mano magnetas, kad va, sako, ten aš galiu, nu, maksimumą padaryti. Nes tada iš tikrųjų visiškai kita meistro energija, kitas požiūris, kitas vaibas, tai be proto pritraukia kitus klientus. Tai va, tai savo klientą tikrai labai labai reikia žinoti. Ir trečias toks tikrai labai geras patarimas, kuris yra nu, visiškai neišnaudojamas, trečias iš 25, kada mes net visiškai nepagalvojam apie savo artimiausią ratą. Kas yra aplink mane? Pirmiausiai, artimiausias ratas yra mano kolegijos, kurios galbūt dirba, turi klientų. Ar jos atliko pas mane paslaugą, ar aš su jom diskutavau, ar paprašiau jų, kad jos man rekomenduotų kelias savo klientės, ne? Ar jos pasakoja apie mane, ar tikrai visos kolegės, kurios yra aplink, žino, kaip mane rekomenduoti. Jeigu neturite aplink save kolegių, apsižiūrėkit visai netoliese esančius salonus. Galbūt kažkas visiškai netlieka tokių paslaugų kaip jūs, galbūt jūs galėtumėte apsikeisti klientų bazę. Nu, labai labai nurašytas ir visiškai neišnaudotas šitas variantas ir apie tai irgi kalbėsim mokymuose, bet jau net dabar. Tiesiog apsidairykit, susirašykit šalia savęs esančius savo specialistus, savo partnerius, su kuo jūs dirbate, savo dabartinius klientus. Kodėl niekas nepagalvoja, kaip yra svarbu dabartinių klientų tiesiog paklausti, gal tu galėtum man rekomenduoti savo 2 draugės. Kiekvienas klientas tai padarys, aš jums galiu visiškai tai garantuoti. Na, jau turiu eiti į pabaigą ir dar kartą tik tai užfiksuoju, jeigu šios temos jums yra aktualios, rinkos iššūkiai, ką daryti ir kaip suprasti, kas vyksta, tada 25 būdai pritraukti, labai labai garantuoti, geri, veikiantis būdai, kaip pritraukti klientus, ne? Ir kliento mąstysena, kaip keičiasi kliento psichologija, atsižvelgiant į tai, kaip keičiasi stipriai rinka. Tai jeigu jums aktualu, rašykite man tiesiog šiandien iš karto žinutę 59 ir jūs turėsite šią išsaugotą kainą. O aš noriu padėkoti, kad buvote šį pusvalandį kartu su manim. Kviečiu jūs balandžio 16 dieną prisijungti arba žiūrėti įrašą, visiškai nesvarbu, jūsų yra visiška laisvė. Ir pasiimkite dovanų mokymus, bijau kelti paslaugos kainą su 80 skaidrių, kaip viską padaryti teisingai. Tai ačiū Jums, susitiksime socialiniuose tinkluose, labai labai dėkoju, kad esate kartu, kad dalinatės, kad esate tokie aktyvūs, labai labai myliu tai, ką darau ir labai visų lauksiu. Iki.